Kas labiausiai veikia vaiko savivertės formavimąsi? Savivertės formavimąsi veikia, galima sakyti, didžiąją dalim aplinka. Ir priklausomai nuo vaiko amžiaus, mes žinom, kad kuo mažesnis vaikas, tuo ta aplinka siauresnė. Kalbant apie mažus vaikus, savivertės formavimosi, aišku, didelę reikšmę turi tėvai, na ir suaugę, kurie jau artimai bendrauja su vaiku. Nes maži vaikai tėvais pasitikė besąlygiškai viskuom, ką jie sako, nes tėvai yra vaikams autoritetas. Tokio amžiaus tarpsnio labai svarbu kuo mažiau kritikuoti vaikus arba mažiau neigiamų dalykų apie juos sakyti, kad jiems kažkas nepasisekė, kad kiti vaikai geresni, o mano vaikui vis kažkaip ten nesiseka. Nes vaikas tikrai to gali patikėti. Vaikui beaugant aplinka plečiasi ir jis pradeda bendrauti su kitais vaikais, daugiau atsiranda, eina į mokyklą, mokytojų ir kitų vaikų nuomonė irgi turi įtaką savivertei. Šitoj vietoj tikrai gali būti liūdnų nutikimų, kai vaikai kažką išgirsta neįgiamo, nemalonaus iš kitų vaikų, iš kitų suaugusių. Kalbant apie paauglius, jau labai svarbu bendraamžių nuomonė ir vaikai dažniau klausosi bendraamžių nuomonės, stengiasi pritapti, irgi labai jiems svarbu, kaip juos priima. Kalbant apie savivertę, bazė yra vaiko priėmimas. Jeigu mes nuo pat mažens priimam vaiką, parodom jam priėmimą, kad ir kada jis išreiškia nemalonius jausmus, kada jis pyksta, kada jis liūdi, bet mes jį priimam, pas vaiką formuojasi ta sveika savivertė, kad aš galiu būti įvairus ir mane myli. Kaip tėvai gali atpažinti žemą vaiko savivertę? Kažkokių tokių rodiklių išvardinti turbūt būtų sudėtinga, bet vienas iš tokių pagrindinių - klausytis, ką vaikas sako apie save. Ir šitoj vietoj reikia labai atkreipti dėmesį, kaip jis pats save vertina, ką kalba. Pavyzdžiui, kartais bedirbant su vaikais, jie sako, aš blogas. Arba man nepasiseks. Jeigu vaikui reikia kažkokį užduotėlę padaryti, man neišeis. Aš visada viską blogai darau. Man nesigauna, aš nemoku. Tarkim, mokykloje vaikai gali nuvertinti savo pasiekimus. Irgi kartais aš girdžiu iš paauglių, aš iš kontrolinio gavau ten 10, bet čia netyčia gavosi. Tai jie nepriima savo aukštų pasiekimų. Tai va toks menkas savęs vertinimas per kalbą. Kokie konkretūs būdai padeda stiprinti vaiko savivertę kasdieniame gyvenime? Labai svarbu ir čia pirmoje vietoje, aišku, tėvai nuo pat mažens atkreipti dėmesį ir tą visada pabrėžti tai, kas vaikui sekasi gerai, į jo pastangas, kas jam gaunasi, galbūt ir net pagirti, kad vaikas kažką daro, jam nesigauna, bet jis toliau bando tą padaryti. Mažas vaikas stato kaladėlės, neišeina, bet jis ir toliau pastato. Atkreipiam dėmesį, žiūrėk, tau pirmą kartą nesigavo, dabar tau gavosi. Labai svarbu tėvams kalbėtis, kad mes visi skirtingi, gebam skirtingus dalykus daryti skirtingai. Bet tai nereiškia, kad kažkas blogesnis, o kažkas geresnis. Tiesiog vienam vaikui gali sektis vieni dalykai geriau, kitam vaikui kiti dalykai. Bet tai jokiais būdais nereiškia, kad geresnis kažkuris vaikas arba blogesnis.